Ir norėčiau pradėti nuo būtent tautinės giesmės rašytojo, kūrėjo, Vinco Kudirkos. Šiandien daugiau galbūt jam dėmesio, nes jisai yra turbūt vienas iš tokių įkvėpėjų, aušrininkų, kurie atnešė pas mus varpininkų, kurie pabudino tautą kažkurio tai metu, kurie parodė tos kryptis, tos kelius ir ko pasėkojame, sukūrėme iš tikrųjų apie prieškarį įspūdingą valstybę, kurios ir valiuta buvo konvertuojama viena iš geriausių, ir gyventojų pajamos. Labai yra įdomu tai, kad iki 308 metais buvo padaryta statistinė tokia analizė, į kurią valstybė Lietuva buvo panašiausia. Ir jūs nustebsit, kad tiek pagal gyventojų kiekį, tiek pagal ekonominį išsivystymą mes buvom panašiausi į Daniją. 2004 metais padarė tyrimus ir pasirodo, tarp mūsų ir Danijos skirtumas yra 90%. 90% finansų masę sukaupime, išsivystime ir panašiai. Tai yra tas 50 metų mus nubloškia beveik 90 metų atgal. Nežiūrint tai, kad mes per trumpą laiką sugebėjom šitų iš tikrųjų svarbių mūsų tautai, mūsų valstybei žmonių dėka pranašų Lietuvos sukurti stebuklą. Ir dabar aš tiesiog to Vincos Kudirka, kuris labai tiksliai pataikydavo į tas bėdas, tas problemas, tos kamščius, kurie užkišdavo žmonių sąmonę, kurie užkišdavo valstybės vystymasi. Bet aš tiesiog vieną paskaitysiu jo pasakojimą apie vilkus dabar. Kitassyk Vilkpilės gyventojai didžiavos, kad per prancūzmetį buvo pas jų apsilankęs Napoleonas I ir net kalbą kalbėdavo. Rodydavo namus, kuris ilsėjosi, paskiau nepataikydavo jau parodyti tikrų namų ir tik samdytojas viešbučio siūlydavo kiekvienam naujam svečiui Napoleono numerį. Ne visada tą patį, bet visada už brangesnius pinigus. Šiandien jau beveik niekas nebeatmena Napoleono, nes jį išstūmė iš vilkpiliečių atminties kaskart garsesni darbai vietinių didvyrių. O kokių didvyrių? Žinoma, paviečių viršininkų, nes iki šiol tik vieniems viršininkams lemta būti didvyriais. Jie stovėdami, taip sakant, ant paviečio aukštybių, ar padarys tai, ko nereikia, ar padarys ne taip, kaip reikiant, ar nepadarys visai, kas reikia, visą tai atlieka su patepimu. O jau tas dalykas kiekvienam darbui suteikia lyg šventumą. Ir veikėjo galva papuošia vainiku didybės. Čia yra Vinco Kudirkos apie vilkus. Ir vat šitą padėtis mes matom, kad iš esmės nelabai kas pasikeitus pas mus. Atkatai, kyšiai, pradedant mediciną, baigiant politiką, yra tokios kasdienybės nūdienos dalis. Gražiai vardija dabar. Atsidėkoti reikia, arba prieš tai atsidėkoti, nes taip, blogai tai pasidaro padarys. kaip šventumas kažkoks, tai kaip ypatingas darbas, Net neįsivaizduoju, kuris kitaip nevyksta gali iš būt. tikrųjų. Taip, ne? Bet iš tikrųjų darbas tai nevyksta. Taip. Ir sekantis, vat, būtent Vinco Kudirkos vėl yra toksai pasakojimas apie Lietuvos tiltą, kuriame Lietuvos tilto prisiminimai. Toksai stovi tiltas, suręstas iš tvirtų rąsto žolinių, suręstas iš pačių geriausių statybinių medžiagų. Ir dabar tas tiltas prisimena kažką tai. Sako, stiprus buvau, nereikėjo niekados manęs taisyti. Ir kažin, kaip ilgai būčiau laikęs be taisymo, kad ne maskolių činovnikai. Tai da ypatingi sutverimai, tegul jos lytis. Girtuokliai neišpasakyta. Pila ir pila, o degtinė vis nubėga, tarytum štai nuo manęs vanduo belyjant. Ir tie činovninkai jau tie tarnautojai, aš nežinau, jos tarnautojais netinka, valdininkai, sakykime, mūsų didžioji valdininkijos dalis yra Maskolijos kalėjime išugdyta ir tie patys prižiūrėtojai, kur buvo iš esmės. Ja? Vat, sakykime, ir kalba tas tiltas. Matot, susirinko tie visi činovnikai ir kalba, o kad pataisytumėm tiltą, tai jau jais niekada sveikas nebebus. Kasmet uždirbsim betaisydami. Ir dabar pratęsiu visą šitą jo pasakojimą. Matot, išmest mano dalis, pritaisytas da lietuvių rankomis.
ir vieton jų įstatyti naujas, parengtas maskoliškų būdu po viršininkų priežiūrą. Iš pradžių buvo net nuspręsta statyti visai naują tiltą, tik tai pradėjus vietoj rėkti, turėjo apsistoti ant pertaisimų. Kad mažiau reiktų pirkti naujos medžiagos, tai sakyta buvo darbininkams žinoma už geresnį mokestį, naktimis tašyti ir obliuoti senas, išmestas mano dalis. Iš vakaro jos buvo senos, o iš ryto jau naujas ir tiko. Tokiu būdu atsigrėbiau atgal daug lentų ir balkių, nors susilpnintų, bet visgi savo drūtesnių už naujosius priedus. Davė štai iš vienos pusės naujus polius, jau menkesnės dalis neminėsiu. Bet tai vis tiek mano poliai, kreivi, ploni ir dagi statyti žemę viršūnėmis. Mat, kad per vandenį nebūtų matomas tų polių plonumas. Ar tai jiems tiltą laikyti, karvelidai per menki. Taigi, dabar aš jau toks ir tiltas. Visi mato, kad aš nekai, o viršininkas nesirūpina. Jis tikis mat, jog aš jau sumaskoliuotas, giriausi vyriausybė ir jam to gana. Ką aš sakau, gana? Negana. Neseniai vėl išsitarė Maksimas Maksimovičius, kad jis versias mane į pravoslaviją. Kaip atliks tai, sunku įspėti. Aš žinau tik, kad verčiant į pravoslaviją turi pravoslaviškai apkrikšti, tai yra panardinti vandenį. Tai mane dėl to silpnumo, kad panerčiau dar ir išę šupę, išgrauš. Kol bus tilte nors viena senoji mano dalelė, tai tokio krikšto nebus, išlaikysi. O visų dalių, bičiuliai, permainyti nesuspėsit. Juk jūs ir patys neamžini. Nusmuksit, bevažinėdami per savo darbo tiltus. Mes matom, kad 1896 metais parašyti pasakojimai yra antiek pat svarbus nūdien. 1989-94 metus. Iš tikrųjų buvo tuo metu tas tiltas lietuviškas, atsitęsė, susirinko savo senasias dalis ir mes pradėjome vystytis. Labai sparčiai. Pažiūrėkit, kokia buvo ekonominė lietuvių įtaka Lenkijai, kokia buvo ekonominė įtaka toj pačioj Baltarusijai, kokia buvo ekonominė įtaka Kazachstane kokiam nors su viso ta prekyba, kurią išvystėm, su visu to tarpininkavimu, kur iš esmės iškraipėm Europos kelius, prekybinius ir didžioji pagrindinė prekybinių kelių, smulkiosios prekybos pradėjo eiti per Lietuvą. Ir apie 94-osius jinai buvo visa užspausta, sugniaužta, centralizuota ir tas lietuviškas tiltas pagal maskolišką tą pavyzdį buvo sumaskoliuotas. Ir čia yra pati turbūt didžiausia bėda, kad nėra pas mus keletas, kad ir, sakykime, teisinės atsakomybės. O kiek teko girdėti, buvo bandymas, ar ne, per pirmą Seimą jau teisinę atsakomybę ministrų už priimtus sprendimus. Ir su visom iš to sekančiam pasiekmėm, bet, taip sakant, visi turbūt atėjo žinodami, ko jie ten ateina ir tą teisinę atsakomybę jie savotiškai pašalino, nes jinai trukdė, taip sakant, visus Lietuvos gyventojus varyti skolą. Ir tie pridarė skolų, sakykime, visa didžioji dalis ministerijų ir panašiai, jie gerai gyvena ir toliau. Tai yra, sakykime, ministerijos nukonkuravo smulkų verslą ir stambų verslą nukonkuravo. Tai yra, žmonės, kad gerai galėtų gyventi, jie buvo pašalinti iš to gerovės kūrimo ir paversti visi vėl vergais, bet tai yra tie kalėjimo prižiūrėtojai. Pavardės aš neminėsiu. Gintaro į įžvalgas. Jisai buvo Delfose, Graikijai, 2009 metais. Jis ten praleido būtent per Mindaugo karūnavimo dieną naktį miegojo. Ir jisai bandė pažiūrėti, kasgi yra Vinco Kudirkos tautinė giesmė. Kas tai yra per daiktas? Pabandė pažvelgti į ją kaip į apreiškimą. Ir aš dabar tiesiog pasidalinsiu tomis mintimis, tomis įžvalgomis, Gintaro šiek tiek mano papildytas. Tai yra apie eilėraštį, kuris turi nepaprastą svarbą, ypatingą reikšmę mūsų tautai. Yra Vincos Kudirkos tautiška giesmė, tapusi mūsų tautos, valstybės himnu. Daugelis šį eilėraštį be abejo moka mintinai, mokytojai išmoko
mokyklose vaikus giedoti, Seimo nariai gieda, valstybės visi vyrai ir moteris gieda. Kartais tai daro tiesiog mechaniškai, jeigu jūs pasižiūrėsit, vos net nemiegodami. Visi dainuoja apie šviesą, visi dainuoja apie tiesą, apie saulę Lietuvos, visiškai nesigilindami tai, ką jie dainuoja. Kągi reiškia šitie Vincos Kudirkos žodžiai tau? Ką jie reiškia man? Kokią žinią neša iš amžių glūdumos? Tai, ką užrašė vienas iš atgimimo mūsų tautos krikštatėvių, neša žinią svarbę. Žino kiekvienam iš mūsų, kurios kartu, visus sudėjusius žiūrovus, klausytojus šių laidų, mes visi esame lietuvių tauta. Taigi, tautiška giesmė yra sukurta kaip apreiškimas. Yra nurodyti keliai, kaip atgaivinti tautos savastį ir savimonę prikelti iš snaudulio. Įsiklausykite į tas pirmas eilutes. Iš praeitės tavo sūnus te stiprybė semės. Pirmasis priesakas. Mus maitina šaknis, praeitis. Daugelis tai užmiršta, tačiau žinojimas jau atveriamas kitų lygmenių. Tauta yra lyg medis. Jis negali augti be šaknų. Tegu tavo vaikai eina vien takais dorybės. Antrasis priesakas. Sarmata. Vat močiutės kaime, vaikelė, ar tu turi sarmatas, ar esi be sarmatas. Dora. Tai yra švara visais lygmenimis. Mintise, jausmuose, žodžiuose, poelgiuose. Švara sudaro galimybę semtis iš praeities šaltinio, iš tautos šaltinio. Ir jei indas užterštas. Jei tavo sąmonė užteršta. Viską, ką mes pasemsime ir ką duosime iš to taršo šaltinio, bus užteršta, nešvaru. Indas žmogus visuomet turi būti švarus visais lygmenimis. Tuomet nusileidžia o tos dieviškosios dovanos supratimas, tautos, nes tauta, aš esu manta, tai manta, aš turiu mantą, bet kai aš ją pradedu dalintis, mes turime tauta, tauta, kai tik tai aš ištiesiu rankas ir sakau, tauta, tauta, bet aš turiu mantą. Ja, ir tada seka iš karto kitas priesagas, tegu dirba tavo naudai ir žmonių gerybei. Trečias priesakas, nesavanaudiškos tarnystės atlikimas. Dirbti, triūsiant, nesiekiant savo darbo vaisių būtent tik savo, jeigu dirba dėl tautos. Matyt platesnį visą to kontekstą. Dirbti savo žmonėms. Tokie yra 3 priesakai, principai. Ir tautos bei kiekvieno iš mūsų valėje reikalingas, žinoma, laisvas apsisprendimas yra jų laikytis. Turime daryti savo darbo dalį, kad dalyvautumėme visoje tai tautos, toj dieviškoje kūryboje, kuri yra mūsų valstybė. Ir tada iš karto seka antroji dalis, tai yra visatos, viso to dieviškumo, supratimo, prašymas tautai pačiai jau, asmeniui kiekvienam. Tegul saulė Lietuvos tamsumas prašalina. Saulė Lietuvos, tai yra saulės, kaip gyvybės, kaip visos tikrovės iš esmės davėjas suvokimas. Deivė, Dievas, motina, tėvas, iš čia ir mata, sarmata. Kuris senovės buvo Graikijai garbinamas kaip apeliūnas, senovės Egipte buvo Ra. Mūsų senėjai, protėviai, mūsų šaknimis įaugus pasaulėžiūrą, sąmonę, matė tą aukščiausiąjį gyvybės dieviškąjį pradį, saulėje, matoje, motinoje, tėve. Kai žmonės tap švarus, gyvatos dovana gali apvalyti tuomet visą tautą, jos likimą, pašalinti tamsą ir nešvarumus iš mūsų tautos bendruomenės, visuomenės, sąmonės visos. Toliau seka ir šviesa, ir tiesa mūsų žingsnius telydi. Kai tamsumas yra pašalintas, suvokiama šviesa ir tiesa. Šie dvasiniai principai yra neatskiriami. Vienovėje. Šviesa ir tiesa. Tiesa apreiškiama tautai kaip šviesa. O apie dieviškąją gyvybę šviesą kalba visos pasaulyje, pasaulėžiūros, filosofijos, viskas būtent į tą nukreipta. Tiesa yra tai, kas nekinta, tai, kas neša gyvatą, tai yra to paties Dievo idėja visa.
Iš jos išeina balta šviesa, kuri nusileidžia 7 vaivorykštės spinduliais ir gimsta pasaulis. Mes esam baltai. Savotiškai. Suvok čia vienovę, savo bendruomenę sąmonę, savo tautos vietą bei uždavinių šiame pasaulyje. Suvokt esmę už pavydalų visų, kuriuos mes matom. Už jų turinio yra tiesa. Ji viena visiems nekintama, gyvenimo ir gyvybės tiesė. Šią tiesą supratusi tauta tampa Dievo tauta. Kitas priesakas, tegu meilė Lietuvos dega mūsų širdise. Kai suvoki tiesą, tada gimsta tikroji meilė. Šitoks yra kelias. Meilė dažnai yra ne tai, ką įsivaizduojame iš savo pusės. Meilė tikroji yra visa apimanti, yra besąlyginė, ją veda dažniausiai ilgas, bet tiesus kelias, kartais ir vingiuotas. Jo nešame mes tą meilę žinią, tai nešam, kas aš esu. Ji yra tiesa ir jinai yra viena. Vieno pinigo 2 pusės. Ši meilė liepsnoja širdyje. Tai ypatinga vieta. Tai žino visi, kurie myli savo širdimi. Tam, kad meilė užsiliepsnotų, turi būti nueitas ilgas, labai ilgas kelias į platesnį suvokimą. Kitas priesakas, vardant tos Lietuvos vienybė težydi. Tokia tauta, gyvenanti darnoje, yra vieninga ne išorė, o vidumi, savo pasaulėjautą. Meilė per tiesą, tai tiltas į ateitį. Mūsų 19 amžiuje didžiavirių, tautos būdintojų, paliktas testamentas ainiams. Klausykite ir išgirsite. Mūsų senieji tikėjimai kalba apie šią vienovę, tačiau žmonės išskaidė ją į gabalėlius. Kiekvienas pasičiupęs savąją ėmė neigti kito atrastąją. Šie gabalėliai visi kartu sudėjus sudaro tobulą gyvenimo kilimą. Ne kiekvienas tai gali pamatyti. Tam reikia pakilti aukštai į šviesą, į šakas medžio, bet be šaknų to nepadarysi. Ir tiesa, kai pažvelgsi žemyn, viskas paaiškėja, klausimų nebelieka. Tai patirtis, patiriame tai tik per darbą. Klausimai dažniausiai tai yra tik mūsų drumsto proto judesiai. Tapkime tyri lyg Dievo ašara. Kaip išmokti mylėti? Gimdote ir mylit savo vaikus. Išmokite taip mylėti ir žemę, savo žemę, joje gyvenančius žmonės, kaimynus, kokie jie bebūtų. Pagalvokit, kaip jūs mylit savo vaikus. Išplėskite, išdidinkit visą šitą suvokimą. Ir jis apims visą mūsų protėvių žemę. Ir tebūnie taip. Tai buvo parašyta Delfuose 2009 metais, Liepos 7. Taigi išmintis dažniausiai būna pateikiama paprastai žodžiais. Kaip viskas paprasta kartais atrodo. Tai vat kudirkos priesakai yra mums taip pat labai paprasti. Žiūrėti tautos šaknų ir iš jų semti stiprybės ateičiai, laikytis doros ir dirbti pirmiausiai Lietuvos žmonėms, o ne vien savo. Visada paprašiau apkaltinti ir aplinką, nei save patį. Toks malonus užsiėmimas, ieškoti kaltų. Gal kada nors žmonės supras, kad būtina pradėti nuo savęs. Dirbti su savim, tobulėti, suvokti. Jie yra mes, o mes esame jie. Nieko nėra atskirta. Tautos sąmonė yra bendra ir nuo kiekvieno iš mūsų priklauso. Kokia yra šiandien, tokia bus ir ateityje. Esame bendro darinio dalis, kurį galim pavadinti Lietuva. Lietuvos dvasia savo esmei visada tyra, laukianti mūsų esminio apsisprendimų, kad galėtų laisvai pasireikšti kiekviename tautos sūnuje, dukteryje, močiutėje, senelėje, vaike, kad būtų įgyvendinti mūsų protėvių priesakai, kurios ir išgirdo ir perteikė kuklus tautos smuikininkas
Vincas Kudirka. Mano supratimu yra labai, labai svarbu tai, ką jūs dabar girdėsite. Aš manyčiau, jūs turėtumėte šį video įrašą išplatinti kiek įmanoma savo giminių tarpe ir tada jūsų šeima aplankys laimę. 3 reikalavimai, kurio turėtų būti įtraukti į visas rinkiminės programas. Visų politikų, visų ekonomistų, visų teisininkų. Ir už tuos, kurie 3 šitų reikalavimų neįtrauks, aš kviečiu nei vieno rinkėjo nebalsuoti. Todėl, kad bus jokio skirtumo, žinokit, bus pasiekmes rezultatai konkretus ir aiškus. Taip, svarbu yra dvasiniai užtaisai kažkokie, bet šitie 3 yra pagrindas atskirti tą emocinį manipuliavimą, kuris yra daromas su mūsų tauta. 3. Numeris 1. Minimalus atlyginimas Lietuvoje turi būti 6 000 litų. Numeris 2. 70–80% Lietuvos biudžetą turi sudaryti pajamos iš smulkių ir vidutinių įmonių. Numeris 3. Turi būti decentralizuotas švietimas. Darželiai, mokyklos ir pradinės mokyklos įstaigos. Decentralizuotas. Įskaitant su galimybę mokytis namie. Va šitie 3, jeigu bus įtraukti, jūs tik tai už šito žmonės ir balsuokit. Išplatinkit šitą įrašą ir nebalsuokit nei už vieną partiją, kuri šitų 3 neįtrauks. Bet įtraukti lengva. Bet tik pas mus yra visai kitas programoje, sako, čia mūsų rinkiminis, jūs dar patarėte tiem aferistam, kaip įsirašyti į savo programas. O jūs būtų labai svarbu, aš nežinau kaip, galbūt kas nors jūsų laidoj, galbūt jūs sugalvosit, kokiu būdu padaryti, kad žmonės galėtų vertinti savo Seimo narius, kuriuos išrinko. Ir galėtų galbūt netgi atšaukti ir pakeisti kitą, nes yra 3 svarbiausi reikalavimai. Bet tam reikia ateiti į Seimą. Taip, jie patys nepakeis savo. Jo, tai dėl aš ir sakau, šitie 3 plus galimybė kontroliuoti. Dabartinės informacijos priemonės dažniausiai kontroliuoja politikus ir pašalina tiems, kas kontroliuoja tas informacinės priemonės iš tikrųjų dažniausiai. Ir politikai iš esmės yra ne žmonių valdomi, o tų masinės informacijos priemonių, nes ant jų, kurie daro ne taip, kaip sako tie monopolistai, ir dar iš karto. Todėl aš sakau, 3 reikalavimai, pagal kuriuos jūs turit filtrą. Minimalus atlyginimas 6 000. Tai yra įmanoma padaryti, jeigu į biudžetą pajamas bus 60–70% iš smulkių ir vidutinių įmonių. Nes dabar vietoj to, kad, sakykime, monopolijos, kuri yra keli savininkai visos Lietuvos, bus beveik kiekvienas Lietuvos Respublikos gyventojas. Ir decentralizuotas švietimas, nes tai yra svarbu, kad mokykla taptų ne vieta, kur mokytojas turi darbą, o tam, kad vaikas turėtų ateiti su konkrečiom realiom pajamom ir su realiu darbu, kas dabar yra visiškai nesuderinama. Nieks beveik nežino, ką pabaigia. Tai čia yra labai svarbu decentralizuotas taip aš. Ar galėtų tokius projektus, kas pateikti, pagrįstus ekonomiką ir finansais? Tai aš sakau, vienas iš pačių paprasčiausių, labai šiandieną lengva. Visi pasakys, čia neįmanoma, čia nesąmonė. Aš dar kartą sakau, labai lengva. Įsivaizduokit. Vienas mane labai dideliai stipriai sukrėtė dalykas Lenkijai. Važiuoju aš iš Anglijos į Lietuvą, pro Varšuvą su mašina ir žiūriu Tesco, anglišką parduotuvę. Britai atėjo tenai. Ir parašyta ant Tesco, pirkti Tesco yra patriotizmas. Ir aš taip galvo, kaip tai? Tesco, anglų parduotuviai, vidury Lenkijos, Varšuvai, sostiniai parašyta, pirkti Tesco, maisto prekes, ten kitus daiktus yra patriotizmas. Galvoju, stojam, einam pirmin, žiūrim, kas tenai dabar per patriotizmas lenkiškas. Pirkti anglų parduotuvėse. Įeinam. Iš pradžių apsauginių paklausiau, ką tai reiškia, sakau, kaip jums Lenkui, sakau, dabar čia Britai ir parašyta. Sako, eikit kalbėkit su vedėja, parodė, sako, jeigu jinai jums atsakys, tai sako, gerai, susiradom, nuvedė pas tą vedėją ir sakau, čia man labai įdomu, sakau, kaip čia dabar toks užrašas pas jūs atsirado. Ir vedėja sako, einam į parduotuvę. Įėjom į parduotuvę, paikštom. Sako, pažiūrėkit į lentynas. Žiūrim. Sako, ar jūs matot nors vieną užsienietišką prekę? Prieinu, aperčiu Made in Poland, ten lenkiškai parašyta pagaminta. Nei vienos prekės užsienietiškos, viskas pagaminta Lenkijai.
Viskas ne vienos prekės. Parduotuvė anglų, o prekės visos iš ūkininkų. Ir viskas Jeigu tik tai būtų padaryta Lietuvoje ir Maksimos iki visi kiti centrai pardavinėtų tik pagamintas Lietuvoje prekes. Bet kita bėda, mes iš karto turim 6,000 atlyginimų. Tai visi gerai prisimena. Sakau, nereikia toliai, prisiminkim, 94 metus visi užsidirbo. 94 metais atėjus tam tikriems žmonėms į valdžią, viskas, monopolijos. Ir tos monopolijos dabar baigia taip pat užsilenkti, nes jos prekiauja užsienietiškom prekiam ir neklausimas tik tai, kada užsienietiškos monopolijos užlenks tas mūsų monopolijos. Ir viskas. Stipri valstybė yra tik ten, kur stiprus pilietis, tik tai ten, kur stiprus esi tu. Tam, kad tu būtumėjai stiprus, tu turi dabar jau nebe emocionaliai, jausmiškai rinktis, bet aiškiai, 6,000 programą įtraukti, minimalus atlyginimas, tai įmanoma padaryti, jeigu į biudžetą bus 70-80% iš smulkių ir vidutinių įmonių. Tai yra, kai mes visi būsim savininkais. Ne 4-5 kažkokie tai Vilniui sėdint, bet visa Lietuva. Ir tada neišeis nupirkti kiekvieno kaimo, nes visi gerai gyvens. Tai yra ir be abejo švietimas. Mokyklos neturi būti sukurtos mokytojams, universitetai neturi būti sukurti dėstytojams. Tai yra moksleiviams. Ir mano supratimu, netgi mokykloje turėtų vadovauti iš tėvų išrinktas direktorius. O pedagogai turi būti pavaduotojai. Visą švietimo sistemą iš viso decentralizuoti, palik 10 žmonių, kurie pagal surinktų specialistų grupę, kuri paruoštų klausimus, ir kitą specialistų grupę, kuri vertintų atsakymus. Ir tik tai tam laikui kontraktinius pagal kontraktą. Viskas, mes turime stiprių švietimą, be proto mes nieko nepadarysim, būsim bepročiai, kurie būsim visą laiką kito burbulo įtakoj. Todėl turim augdyti vaikus, turim keisti švietimą. Tam, kad augdyti, mes turim turėti pajamas. Pajamas turėsim, jeigu bus minimalus atlyginimas 6,000. Viskas toksai užburtas ragas. Būsim tokia propaganda. Žinot, ten pomidorus lengviau išauginti, nes ten žiemos nebūna. Ten yra klimatinės sąlygos tokios, vadinasi, viskas nieko nedarykim. Žemės ūkio ministerija, kuri vadovauja ministras, pats ūkininkas, šiandieną skelbia, netgi ir per mūsų priemonės. Meskit visi ūkininkų darbus, visi pradėkite verslauti. Nes verslas, kur jau verslas susitraukęs iki tiek dėl įvežimų visų prekių, kad jau tam verslui čia dušna, jau čia nėra ko kvėpuoti. Ir sistema visa sukurta iš kito galo. Taip, bet ir viską ardo. Nieko negalim, pavyzdžiui, vėl po to visų perestrojkos sąjūdžio metų, mes iškėlėm visus strateginius tikslus, tokius, kokius turėjo Sovietų Sąjunga, nes žmonės buvo pripratę kopijuoti. Ir jie, kadangi kūrė Sovietų Sąjungai programas industrinės, jie tokią pat programą industrinės 600 strateginių krypčių. Vietoj to, kad nukreiptume vieną strateginę kryptį, pavyzdžiui, kaip japonai. Kaip pasakė, mes sukursim robotą, kuris atliks tokias pat funkcijas kaip žmogus. Vienas valstybės tikslas. Ir jie tą padarė. Ir kadangi jie toj srity pirmauja, nereikia, mažai valstybė nereikia didelių tikslų savotiškai. Nereikia. Reikia vieno konkretaus. Taip, ir nes mes neturim tiek lėšų. Tai mano supratimu, pirmieji yra 3, tie, kuriuos aš minėjau, jūs išplatinkit šitą įrašą, kurį žiūrit savo giminių tarpe, kitų žmonių, kad visi Lietuvoje žinotų, už ką sekančiose rinkimuose balsuoti. Bet jeigu nebus kam, vėlgi, žinot, bėda didžiausia yra ta, kad ateina balsuoti ir nežino nei už ką, niekas nepasisiūlo. Ir tie pasisiūlo, kurie... Mano supratimu, pavyzdžiui, galit būti net ir jūs, nes čia yra aiškus reikalavimai 3. Jokio skirtumo kas. Žmonės turi sugalvoti mechanizmą, kaip kontroliuoti, kaip vertinti tą Seimo narį, kurį aš išrinkau. Jeigu jis nevykdo tų 3, aš jį atšaukiu ir kitą pastatau, kad vykdytų tos 3. Ne Seimo nariai jūs valdot Seimo narius. Aš randu. Savyje, aš tik savyje jį randu iš tikrųjų. Tai viskas esti įmanoma. Ir tai, kas tu esi, pasirenki tu pats dabar. Nori meilės, būk jie. Nori džiaugsmo, būk jų. Nori dėkingumo, būk jų. Nori taikos, būk jų. Nori būti riba, būk jie. Nori būti begalybė, būk jie. Nori šviesos, būk jie. Nori būti kūryba, būk jie. Nori pokyčio, būk jo.
pažiūrėk į gyvatos veidrodį. Kas tu esi, pasirinkai tu pats. Viešpats, Dievas, Deivė. Kokią žinią matai stebėdamas gyvenimą save? Ne tai, ką mes žinome, o tai, ką su to žinojimu darome supratę, kur jį pasėjame, mus ir aplinką kuria bei augina. Ar girdi? Mūsų visų širdis kalba tą pačią kalbą, gyvata. Jeigu tu nesiimsi valdymo, jeigu tu nesiimsi kurti tautos, mes būsim praeitis. Ne. Mes turim tokias šaknis, kaip tas lietuviškas tiltas, daug dalių buvo pakeista, daug buvo pas mus padaryta visko. Bet tik tai tu imdamasis konkrečių žingsnių, konkretaus valdymo, konkretaus mąstymo, nesišalindamas nuo reiškinių visuomenės, nesitraukdamas, nebėgdamas, bet pažvelgdamas ir pažvelgęs į tą gyvatos veidrodį, kurį tu sukūrei. Tokie, kokie valdžioje žmonės, toksai tu. Keiskime tą. Keiskime konkrečiais, aiškiais reikalavimais. Kaip aš minėjau, 1, 2, 3. Kiti gali pridėti 2 papildomus kokius nors. 3 papildomus. Bet tie 3 turi būtinai privalomai būti, nes kitaip mes nieko turi pamatuoti. Žodis, ypač politiko, turi būti pamatuojamas. Žodis laisvė yra nepamatuojamas. Laisvė yra pamatuojama tiek, kiek aš dabar mes vergais, kaip aš minėjau. Tai vat mano supratimu, ateina laikas pačiai tautai imti tą valdymą, imti sugalvoti būdus, kaip atšaukti, iškelti konkrečius reikalavimus ir taip mes perkeisim Lietuvą. Mano supratimu be abejo, sarmatė yra, jeigu sarmatai gyvena, jeigu sarmatos turim, tai ir bus sarmatė. Tai ir bus ta tikroji Lietuva. Tada viskas bus dora paremta. Tai, ką jūs sakote, tai yra kitokia Lietuva. Ne ta, ką mus dabar... Negalim sakyti, jinai kita Lietuva. Ne ta pati. Bet turi būti viduje žmogus kitoks. Taip, jeigu tave laikė kurį laiką deformaciniai erdvėjai, kur tave deformavo, šitas padarė bjaurų, invalidą, ne. Reikia pasižiūrėk į veidrodį, pasižiūrėk, koks tu galingas. Ne 1000 metų istoriją mes turim. Mažiausiai 3000 mečių istoriją. Ne 1000 metų patirties, bet mažiausiai 3000 mečių. Tai yra viena iš seniausių valstybių, tai yra viena iš seniausių tautų su tokiu potencialu, su tokiom galimybėm, kurias matė, būtent išvelgė ir Oskaras Milašius. Ir jeigu mes nesugebėsim prie to veidrodžio, o būsim abejingais viskam. Ir baimės pilni. Tai be abejo mes ir paliksime pašalinti. Tiesiog paprasčiausiai lietuvių tautai nėra daug laiko galvoti. Nes jinai šalinama. Žiūrėkit, kaip jinai šalinama dabar. Taip. Kaip jinai skaldoma, kaip yra įtakojama. Čia tik tai gražios merginos tekėkit už juodaodžių, už kitą taučių. Bet pagrindai yra skurdas. Viskas. Pagrindinis priešas lietuvio yra skurdas, į kurį mes esam pastatyti. Taip. Kad žlugtumėm. Išeitis yra. Aš išvardinu. Tik iš vidaus labai paprasta. Decentralizuoti tam tikrus dalykus, iškeltam aiškius reikalavimus ir tada pamatysim biudžeto formavimą sutvarkyti. Viskas. Labai paprasta. Mes kurkime turtingą visuomenę, bet jau nebe taip, kad oi turėsim teisingumą, oi turėsime turtą. Ne, konkrečiai. Ir jeigu tas politikas, kuris eina, nesilaiko šito įsipareigojimų, jis turi būti pašalintas. Ir jis daugiau neturi jokios moralinės teisės dalyvauti rinkimuose. Nebent jis atsiklaups, prisipažins, kiek jisai buvo įtakotas kyšių, kiek jis buvo dar kitų ir dar kartą atidžiai perskaitys Lietuvos himną, kuris yra kaip apreiškimas jam pačiam asmeniškai. Jis atsiklaups prieš visą tautą ir atsiprašys. Labai būtų nuostabu pamatyti 1 Seimą atsiklaupus, 2 Seimą, 3, 4. Kiek buvo Seimų su atsiprašymu už tai, kur mes esam. Ir su išdalinimu tų turtų, kuriuos jie susikrovė, vogdami iš Lietuvos gyventojų. Be abejo, laisvė Lietuvos yra įrašyta mūsų himne ir jinai turi būti išlaikyta. Negalim keisti to, ką parašė Kudirka. Tol, kol yra himnas, tol, kol mes esame tas, kas mes esam lietuviais. Tol, kol esame tauta, besidalinanti manta, tol, kol mes esam gyvi, kaip Simonas Daukantas sakė, geriau tada pelenuose užsikasim tėvynės ir sudegsim, negu kad tapsime svetimųjų vergais. Ne, mes turime tvirtai, aiškiai užtikrinti mūsų tautai gyvybingumą ir tą galim padaryti tik tai visi kartu. Bet tą girdėjimą
kai aš sakau, pasidalinkim žinojimu, išgirskim vieni kitus, tam ši laida, Taip. kad jie išgirstų, bet Ačiū žmonės Jums. dabar girdėti negali. Jie negirdi vienas kito, jie girdi pinigai, kur pinigai ten protas nevaikšto, kur protas ten pinigų nėra. Suprantat, tokias bukas, būkim biedni, bet teisingi, tokius, žinot, iškreiptus dalykus sudeda, kur žmonės naikina. Ir jų pilna visur, kai kirmėlynas susiraitęs. Kaip tą visą išgirs žmogui, ką jūs sakot? Tai Kaip vat, jūsų šia- aš pačioje žodžius pradžioje išgirsit? sakiau, pasidalinkit, dar kartą perklausykit šitą laidą iš naujo, dar kartą perklausykit, atidžiai perklausykit. Ir eikit pabendraukit su kaimynais, eikit pabendraukite su artimaisiais savo. Pasižiūrėkite, suformuluokite aiškius dalykus ir tada mes turėsime kitokią Lietuvą. Taip, labai dėkoju mūsų svečiui, kuris iš tikrųjų jautrius dalykus svarbius Lietuvai ir pačiam žmogui gyvasčiai, pačiam supratimui svarbius dalykai. Aš manau, kad dar pakviesime ne vieną kartą. Tai yra istorijos tyrinėtojas Aivaras Lileikis. Dėkoju Jums už dalyvavimą. Aš manau, išgirskite šiuos žodžius. Tai labai svarbu, kuriant kitokią Lietuvą. Ačiū visiems, viso geriausio.